Labas. Šiandieną išeinu į eterį labai netikėtai su oro jogos pamoka ir atsinešu savo rankinuką. Mano seniukas turi problemų su klubais ir labai reikalauja dėmesio, o šilkuose jam labai patinka. Turbūt jisai nejaučia to kieto pagrindo po aš nežinau, niekas nespaudžia, kad jisai tiesiog atsipalaiduoja ir būna. Įsitaisyk va. Nes tau čia reikės prabūti visą valandą. Va. Tai va. Sveiki visi. Šiandieną labai netikėtai sugalvojau, kad noriu padaryti laivą. Šiandienos klasė daugiau bus skirta pėdom ir kojom. Pėdos yra mūsų tiesiog pagrindas, mūsų laikysenos, mūsų stovėsenos. Ir nuo jo viskas, nuo tos laikysenos ir prasideda. Tiesiog pradžiai aš noriu, kad mes atsisėstumėm. Kaip patogu. Svarbiausia, kad būtų patogu. Aš pasidedu visą laiką blokelį po savo sėdmenim, kad man geriau įsitiesintų nugarą, nes turiu vieną klubą surakintą. Atsiprašau, jaunuolį, dabar ne tavo laikas. Užmerkiam akis, visiškai atpalaiduojam pečius ir tiesiog stengiamės dabar sekti savo kvėpavimą. Įkvėpimas ir iškvėpimas eina per nosį, į pilvą. Stengiamės jo nekontroliuoti, leidžiam įkvėpimui ir iškvėpimui ateiti natūraliai. Tik sekam savo kvėpavimą ir pamatysit, kaip stebuklingai pradeda rimti protas, mintis. Su kiekvienu iškvėpimu leidžiam savo pečiams atsipalaiduoti. Tegu jie nusileidžia žemyn ausų, kaklas išilgėja, krūtinė truputį pakelta į viršų, leidžiam diafragmą judėti lengviau. Galbūt jau pradėjom jausti, kaip rimsta mūsų mintis, emocijos. Pradedam jausti save. Savo vidiniu žvilgsniu nuskanuojam save nuo pat viršugalvio iki pėdų. Pajuntam save. Kaip tas mūsų kūnas šiandien jaučiasi. Stenkimės nevertinti ir neteisti, tiesiog su dėkingumu ir meile priimti jį tokį, koks jisai yra šiam momentui, šiam rytui. Jis visada su mumis kalba, tik reikia jį suprasti, įsiklausyti. Kiekvienas skausmas, kiekviena liga ateina ne šiaip sau. Tai kūno kalba, kurie jau sako, daryk kažką. Dar keli įkvėpimai ir iškvėpimai. Įkvėpiam per širdies centrą ir iškvėpiam per stuburo apačią, per šaknies čakrą. Įsivaizduojam iškvėpimą, paleidžiam į motulę žemę, atiduodam jai su dėkingumu ir meile. Sekantis įkvėpimas per širdies centrą. Ir iškvėpimas dabar per karūnos čakrą. Įsivaizduojam, kad viršugalvis atsidaro kaip lotoso žiedas ir mes iškvepiam į visatą. Įkvepiam dabar per viršugalvį. Ir įsivaizduojam, kad mes siunčiam savo iškvėpimą stuburu žemyn ir iškvepiam per šaknies čakrą. Įkvepiam per šaknies čakrą. Iš motulio žemės gelmių keliam įkvėpimą stuburą aukštyn ir iškvepiame per viršugalvį. Galime įsivaizduoti, kad sukūrėm aurą aplink save.
ar tiesiog kokį burbulą, sferą, nesvarbu kaip tai pavadinsi. Atsimerkiam, pajudinam pečius, dabar sulenkiam savo dešinę ranką ir nykščiu užsidengiam dešinę nosies pusę, noserklę. Palaiduojam, alkūnė yra lengvai prigludusi prie krūtinės. Įkvepiam per kairę 1, 2, 3, 4, uždengiam rodomuoju pirštu kairę, iškvepiam dešinę 1, 2, 3, 4, įkvepiam dešinę 1, 2, 3, 4, iškvepiam kairę 1, 2, 3, 4, atpalaiduojam pečius, įkvepiam kairę 1, 2, 3, 4, iškvepiam dešinę 1, 2, 3, 4, įkvepiam dešinę 1, 2, 3, 4, iškvepiam kairę 1, 2, 3, 4, dabar savo ritmu. Sekantis įkvėpimas per kairę. 1, 2, 3, 4. Užspaudžiam abi noserkles ir užlaikom 1, 2, 3, 4. Iškvepiam dešinę 1, 2, 3, 4. Įkvepiam dešinę 1, 2, 3, 4. Užlaikom 1, 2, 3, 4. Iškvepiam kairę 1, 2, 3, 4. Įkvepiam kairę 1, 2, 3, 4. Užlaikom 1, 2, 3, 4. Iškvepiam dešinę 1, 2, 3, 4. Įkvepiam dešinę 1, 2, 3, 4. Užlaikom 1, 2, 3, 4. Iškvepiam kairę 1, 2, 3, 4. Dabar savo ritmu. Ir paskutinis ratas, įkvepiam per kairę 1, 2, 3, 4, užlaikom 1, 2, 3, 4, iškvepiam dešinę 1, 2, 3, 4, įkvepiam dešinę 1, 2, 3, 4, užlaikom 1, 2, 3, 4, iškvepiam kairę 1, 2, 3, 4 ir nuleidžiam rankas, pajudinam pečius ir dabar tiesiog blogelis į šoną, atsistojam, įkvepiam, ištempiam save per stuburą ir su iškvepimu rankos į šonus susirandam juostą
ir užsidedam savo ant šonkaulių kaip kuprinę. Žingsnelis atgal, lenkiam kelius, alkūnėmis atsiremiam į juostą ir randam save kėdės tiesiog pozicijai, klubai po kritimo liniją, nuleidžiam savo klubus, leidžiam juostą, laiko šonkaulius, o klubai sunkėja. Įsitempę padarom daugiau vietos tarp mūsų klubų ir šonkaulių. Palaiduojam pečius. Dar 3 gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Laikom kelius klubo plotyje ir mūsų keliai virš kulnų. Taisyklinga kėdės poza, taip pavadinti. Pajudinam klubus, paskutinį kartą įkvepiam ir dabar išnaudosiu kamoliuką, biškutį pajudinsim pėdų meridianus, aktyvuosim, kaip ir minėjau, šiandieną dėmesio skirsim pėdom. Jeigu dabar neturite, tai tiesiog šita pamoka išliks, galėsit bet kada sugrįžti, aš ją įkelsiu ir į YouTube. Aš dabar tiesiog kamoliuku važiuoju per visą pėdą. Dabar susikoncentruoju daugiau po pirštais po pagalvėlę ir darau tokius apskritimus. Į dešinę, dabar keičiam į kairę. Dabar daugiau kulną. Kulną apskritimų nelabai išeina, nes kulnas yra siauresnis, tai tiesiog kaip išeina, taip ir paaktyvuojam. Dabar perkeliam kitą koją, sukam. Aš suku pirmą į dešinę, visą laiką mano seka prasideda nuo dešinės, paskui į kairę. Ir tada kulną. Ir labai kviečiu visą laiką pajuskite skirtumą. Viena pusė kaip reaguoja, kita kaip reaguoja. Jauskit savo kūną, jauskit, ką darot sąmoningai. Stenkite sujungti judesį su kvėpavimu. Įkvėpimas ir iškvėpimas, jeigu ateina kartu su judesiu. Dabar mes dešinę pėdą dedam ant kairio kelieno. Įkvepiam ir su iškvėpimu atidarom. Atidarom kelieną ir atidarom klubą. Kaip iš klubo, kad atsidarytų koja, tai mums reikia tik tais pėdą daugiau atsukti į lubas į dangų ir atsidaro visa mūsų dešinės kojas nuo klubo, nuo dubens. Kairę koją pasistatom tiesiai, kad eitų jinai tiesiai, kad kelienas būtų virš kairio kulno. Atpalaiduojam visiškai dabar visą dešinį šoną, klubą, kelieną. Leidžiam jam sunkėti. Jaučiam, kur vyksta tempimas. Iškvepiant jį atpalaiduojam, paleidžiam. Jogoj mes pozos neišlaikom, bet jai leidžiam suminkštėti, atpalaiduoti. Įtemptą vietą mes tiesiog iškvepiam. Lengva labai pasakyti, žinau. Bet kažkada tais, kai pradedi, tiesiog pasieki norimą rezultatą, galima lengvai siūbuoti. Paskutinis įkvėpimas. Ir su iškvėpimu ištiesiam savo kairę koją ir dešinę koją ištiesiam ir permetam ją į kairę. Matot, dešinė koja tiesi, tai yra kairė koja tiesi ir dešinė tiesi. Įkvepiam. Su iškvėpimu atpalaiduojam klubus. Ypatingai kairį. Ypatingai kairį, nes dabar tempimas ant kairio viso šono, nuo pat klubo raiščio, nuo juosmens to didžiojo raumens. Dar keli įkvėpimai ir iškvėpimai. Čia atpalaiduojam pečius. Ir žandikaulis susijęs su mūsų dubeniu. Labai, jeigu sukaustytas žandikaulis, tai ir tenais yra suspausti raumenukai.
Įkvepiam su iškvėpimu, žiūrėkit, prisilaikom šilko ir saugiai grįžtam atgal. Visą laiką pasitaisom juostą, visą laiką turim jaustis komfortiškai, neturi niekur spausti, veršti, būti nepatogu vėl. Atremiam savo alkūnės, kaktą galim pasidėti savo ant riešų, susirandam savo kėdės, taisyklingos kėdės poziciją. Tiesiog kaip taisyklingai sėdėm ant kėdės, taip ir čia. Dabar mūsų kairė pėda eina ant dešinę kelėną. Atsukam, galim su rankom atsukti pėdą daugiau į lubas, kad atsidarytų visas kairys šonas. Įkvepiam su iškvepimu, atpalaiduojam kairį klubą, apatinę nugaros dalį, sėdmenis, kelėną. Tempiasi visas kairys šonas, atpalaiduojam pečius, žandikaulį. Nusišypsom savo. Galime lengvai įsiūbuoti. Dar keli įkvėpimai ir iškvėpimai. Sekantis įkvėpimas, ištiesiam savo dešinę koją, pakeliam kairę ir permetam ją į dešinę. Mano dešinė tiesi ir kairė tiesi, kiek įmanoma. Jeigu labai jaučiat, kad mūsų galiniai raumenys tempia, tada sulenkit. Įkvepiam su iškvėpimu, atpalaiduojam visą dešinį šoną. Tiesiog paleidžiam jį. Ir pajusit tempimą, atpalaiduojam pečius, kakta patogiai tiesiog atsirėmus į riešus, į delnus. Eikit gilyn, jauskit, kas tenais tempia, kas neleidžia. Iškvepiant, atpalaiduokim, suminkštinkim, paleiskim. Paskutinis įkvėpimas. Su iškvėpimu prisilaikom ir grįžtam atgal. Pasitaisom vėl. Leidžiam klubus. Biški grįžtam dabar tis, kad su mūsų energijos sugrįžtų į normalų tekėjimą. Paeinam atgal. Atsistojam. Ir tiesiog dabar tis nusiemam šilką nuo nugaros, nes kai jisai ilgiau pabūna ant nugaros užverštas, tiesiog nugara pavargsta, dabar tegu deguonis, energijos, viskas, kas teka, tegu prateka lengvai pro mūsų nugarą, pasiemam šilką į priekį. Žiūrėkit, mes stovim po kritimo liniją, pasiemam šilką mūsų pečių plotyje rankos, įkvepiam ir su iškvepimu lenkiamės į priekį. Atrodo taip. Galva sustoja tarp rankų. Įkvepiam su iškvepimu dabartis savo krūtinę leidžiam žemyn. Žiūrėkit, krūtinė leidžiasi žemyn link žemės, o sėdmenis tempiam į dangų. Palaiduojam pečius ir liekam 5 įkvėpimam ir iškvėpimam. Krūtinė sunkėja, o sėdmenis stiebiasi į dangų. Paskutinį kartą čia giliai įkvepiam. Su iškvėpimu iš lėto, slankstelis po slankstelio, sugrįžtam į stovimą poziciją, pajudinam biškį savo pečius ir dabar paleidžiam šilką, atidarom rankas į šonus ir tiesiog jas apkabinam jomis šilką ir apsukam aplink riešą. Laikomės tvirtai, dabar žiūrėkit, mums reikia atsistoti ant galų pirštukų. Tiesiog ne tai, kad ant galų pirštukų, bet ant pagalvėlių, kurios vadinasi randasi po pirštais. Iškeliam kelius, įkvepiam ir su iškvepimu sėdam savo ant kulnų. Laiką juostą laikom tam, kad tiesiog būtų balansas ir lygsvaras. Įkvepiam su iškvepimu, siunčiam kelius kiek įmanoma žemyn, paliečiam grindis, įkvepiam, pakeliam, sėdim visų svorių ant kulnų. Su iškvepimu nuleidžiam. Aš pasisuksiu į šoną, kad matytumėt, žiūrėkit, aš atsisėdus ant kulnų, mano
Pirštai užsilenkia, nes čia ir yra pėdom ir mūsų pirštą mankštą įkvepiam, leidžiam keliu žemyn. Klubai ant kelių. Iškvepiam, pakeliam. Įkvepiam. Tempiasi ir priekiniai mūsų kojų raumenukai. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Paskutinį kartą įkvepiam. Nuleidžiam kelius, atpalaiduojam pečius ir liekam. Atsilošiam biškį atgal, kad būtų svoris daugiau ant kulnų. Tada mes tempiam visą vidinę mūsų pėdos dalį, tempiasi. Per pirštais, per nykštį, visur ten, kur susitraukia, ten ir tempiasi. Kiekvienam gali būti skirtingai. Paskutinį kartą įkvepiam, su iškvepimu atsistojam ir dabar juostam mum vėl ant šonkaulių. Visą laiką dedamės ant šonkaulių apačios, kaip pagrindą ir plačiau. Pasidarau plačiau, kad būtų patogiau. Sulenkiam kelius. Dabar ištiesiam kojas. Ir tiesiog pamankštinam, žiūrėkit, įkvepiam, ištempiam kojų pirštus į priekį, su iškvepimu keliam į viršų ir link savęs. Įkvepiam, tempiam į priekį, tempiasi mūsų priekiniai kojų raumenys, iškvepiant į save, kiek įmanoma, galiniai tada tempiasi. Įkvepiam ir iškvepiam, įkvepiam ir iškvepiam. Var įkvepiam, sukam į dešinę, pasisukam mūsų ir klubai, ir dubuo, iškvepiam centras, įkvepiam į kairę, iškvepiam centras, mūsų aktyvūs sėdmenys, dubuo, klubai biški pakelti. Tam, kad apsaugotumėm nugaros apačią, pilvo presas visada aktyvus. Įkvepiam į dešinę, iškvepiam, įkvepiam į kairę, iškvepiam ir dar vieną kartą įkvepiam į dešinę, iškvepiam, kartu masažuojasi kulnas, iškvepiam, lenkiam kelius ir vėl atsisėdam. Dabar mes užlenksim pirštus į vidų. Žiūrėkit, galima užlenkti po vieną koją. Pradedam nuo nykščio, biškį spustelim daugiau jėgos nykščiui, tada sekančių pirštui, sekančių ir mažėlių. Ir taip iš lėto ratu einam. Aš siūlyčiau kiekvienam pratimui 10-12 pakartojimų. Iš lėto palaiduojam pečius. Nuo didžiojo iki mažojo piršto. Dar porą kartų. Galim ištiesti koją ir biškį išplėsti pirštus ir pakeičiam. Aš dariau su dešinė, kaip minėjau, visą laiką pradedu nuo dešinės. Tada, žiūrėkit, spaudžiu nykštį, sekantį pirštą, 3, 4, 5 mažėlį. Tada grįžtu vėl prie didžiojo. Ir va tai 10-12 pakartojimų. Palaiduojam žandikaulį, pečius. Jaučiam, kaip kur kas vyksta, kaip kūnas reaguoja. Nedarom automatiškai. Automatizmas yra tiesiog, aš sakyčiau, kad pratimai be naudos, tik darai, nejauti, ką tu darai, kur kas vyksta, dėl ko tu tai darai. Sakykime, dabar paskutinis kartas ir atpalaiduojam, ištiesiam koją, prapličiam pirštus, pasitaisom juostą, jeigu reikia, man tai reikia. Vėl nuleidžiam, dabar aš užlenkiu abudu
abiejų kojų pėdų pirštus. Į vieną pusę, tada į kitą. Iškeliu kulnus. Dabar tiesiog ištiesiu kojas, įkvepiu, su iškvepimu stumiu dubenį į priekį, visą laiką atsilošus atgal. Įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Aš tuoj pasisuksiu iš nugaros ir jūs matysite, kaip atrodo viskas iš galo, iš nugaros. Žiūrėkit, įkvepiam, ištiesiam ant kulnų, su iškvepimu stumiam savo dubenį į priekį, atsispiriam per kojų pirštus. Įkvepiam, ištiesiam kojas ant kulnų, iškvepiam ant galų pirštų. Įkvepiam, iškvepiam. Suspaudžiam savo sėdmenis. Dar porą kartų. Paskutinį liekam. Atvažiuojam iki kritimo linijos, suspaudžiam sėdmenis, rankos surankytos, už galvos atidarom alkūnes plačiai, stengiamės dabar ties kulnai, pėdos klubų plotyje. Sunkėja mūsų dubuo, klubai atsidaro, krūtinė, dar 2 įkvėpimai ir iškvėpimai. Lenkiam kelius. Ir į kūdikio pozą. Atsisėdam savo ant kulnų. Žiūrėkit, pasidarom juostą taip, galima įdėti rankas, o galima apsijuosti aplink riešus ir surakinti rankas ir tiesiog nuleidžiam galvą tarp rankų. Krūtinė sunkėja, atpalaiduojam, suminkštinam savo pečius. Leidžiam kūnui pailsėti, tegu krūtinė sunkėja, su kiekvienu iškvėpimu, tegu jinai sunkėja, rankos atsipalaidavusios, tiesiog pajudinkit jas ir duokit joms tokį laisvumą. Dar keli įkvėpimai ir iškvėpimai. Ir iš lėto pakylam. Dabar užsidedam juostą po kaklu. Žiūrėkit, aš parodysiu iš galo, ne po kaklu, o grynai tai yra po kaukolę, ant kaklo. Šitaip. Parodysiu iš galo, tikrai iš galo daugiau geriau matysis. Visą laiką klubai virš kelių, kelienai klubų plotyje. Atsilenkiam, tai stumiam dubenį į priekį, atidarom krūtinę ir atsilošiam, taip, kad mumis laikytų juostą. Įkvepiam dešinę ranką į viršų, tada žiūrėkit, per mūsų pečio alkūnę ranką persisuku ir pasiekiam savo dešinį kūną. Iškvepiam, įkvepiam, iškeliam kairę, persukam, susirandam kairį kūną. Spaudžiam sėdmenis, dubenį ir klubus į priekį. Krūtinę atidarom į dangų, suspaudžiam savo mentis ir kvėpuojam. Aš atsisuksiu dabar iš priekio, parodysiu. Mums reikia klubus ir dubenį stumti į priekį, kad klubai atsirastų virš kelių. Dar 2 čia įkvėpimai ir iškvėpimai. Įkvėpiam, prisilaikom vieną kitą ranką, su iškvėpimu pakeliam save ir atsisėdam savo ant kulnų, pasiemam juostą į priekį, prisilaikom saugiai, aš visą laiką apsikabinu, rankos eina į vidų ir aplink riešus ir tada paimam ir atsisėdam. Atsisėdam, kad būtumėm grinai po kritimo liniją, pėdas atidarom savo klubų plotį ir keliai taip pat. Spaudžiam pėdas į žemę, įkvepiam ir su iškvepimu iškeliam klubus dubenį viršų, atmetam galvą atgal. Įkvepiam, nuleidžiam, su iškvepimu. Įkvepiam, su iškvepimu į viršų.
Dar 2. Ir paskutinis. Liekam. Suspaudžiam sėdmenis, palaiduojam pečius, leidžiam rankom išilgėti, keliam klubus ir dubenį į priekį, stumiam į priekį, viršų tiksliau. Dar 2 įkvėpimai ir iškvėpimai. Rankos išilgėjusios. Ir su paskutiniu iškvėpimu nuleidžiam klubus, ištiesiam kojas ir atsigulam. Atsigulam taip, kad juosta mum kabotų virš dubens, virš klubų. Tada įsikeliam vieną koją, kitą koją ir užkabiname pėdas už juostos. Tada visiškai atpalaiduojam klubus, pečius, pečiai kuo labiau prisiglaudę prie grindų, atidarom krūtinę, atidarom rankas ir dabar tiesiog klubai sunkus, atpalaiduojam kojas ir pradedam jas siūbuoti į šonus. Įkvepiam, iškvepiam, sujungiam judesį su kvėpavimu. Tai labai geras savimasažas mūsų apatiniai nugaros daliai. Leiskit klubams sunkėti, tegu jie atsipalaiduoja, jaučiam, kaip, žiūrėkit, įkvepiam dešinį klubą, prispaudžiam prie grindų, iškvepiant jį pakeliam, kaip jie siūbuoja, kaip motinos lapšinė. Labai geras jausmas, dar kelis sykius čia įkvepiam ir iškvepiam. Ir leidžiam gravitacijai sustabdyti mumis. Dabar mūsų delnai atsisuka veidu į grindis ir kuo arčiau rankos kūno, tuo mes stipriau. Dabar aktyvuojam savo sėdmenis ir pilvo presą, įkvepiam ir su iškvepimu suspaudžiam sėdmenis, iškeliam klubus, dubenį viršų. Įkvepiam, nuleidžiam. Stumiam savo dubenį uodegikaulį prie grindų ir atgal su iškvėpimu iškeliam aukštai, kad smakras atsiremtų į krūtinę. Pasikeliam save net ant menčių, įkvepiam ir iškvepiam. Aš parodysiu ir iš kitos pusės. Visą laiką turi būti juosta, kaip ir minėjau, virš klubų, tada bus tolygiai padalintas kūno svoris per pusę. Įkvepiam ir iškvepiam, įkvepiam ir iškvepiam. Ar matot, kai pasikelia krūtinė, pilvas, dubuo atsiremia mentį, smakras į krūtinę, dubuo klubai kiek įmanoma į viršų su iškvepimu. Kai nuleidžiam, spusteliam gerai į grindis. Įkvepiam, iškvepiam. Paskutinį kartą įkvepiam. Iškeliam kiek įmanoma aukščiau, žiūrėkit, ištempiam kojas per kojų pirštus, aktyvios pasidaro vidinė šlaunų dalis. Visos kojos, surakinam rankas savo už nugaros, suspaudžiam mentis, kiek įmanoma arčiau viena kitos. Ir dabar tai žiūrėkit, įkvepiam, atidarom kelius plačiai, į šonus, tempiam kulnus arčiau vidinių šlaunų, iškvepiant ištiesiam. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam ir iškvepiam. Dar 2. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Paleidžiam rankas, nuleidžiam klubus ir pėdos. Į šonus kas buvo, rikutis ori. Užgavau. Atpalaiduojam, suminkštinam pečius. Klubus ir vėl pasiubuojam, pamasažuojam savo patinę nugaros dalį, sėdmenis. Leidžiam pilvui suminkštėti. Dabar kairė koja lieka ištiesta, dešinė ištraukiam, lenkiam per kelieną ir dėdam pėdą ant kairio kelio. Dabar ties sulenkiam kairį kelieną, dešinė ranka eina tarp kojų, apsikabinam abiem rankom savo kairę šlaunį iš galo. Rankos susirakina po keliu. Suspaudžiam savo sėdmenis,
Įkvepiam ir su iškvėpimu iškeliam savo klubus. Aš toj parodysiu. Iš priekio kairė koja. Čia dešinė yra sulenkta, pėda padėta ant kairio kelėno, sulenkiam kairį kelėną, dešinė ranka eina tarp kojų ir mes apsikabinam po keliu. Spaudžiam kairių kulnų kairę koją į juostą, įkvepiam, su iškvepimu iškeliam savo klubus ir dabar tas kairį kelėną link savęs. Suspausti sėdmenis. Dar 2 įkvėpimai ir iškvėpimai. Ir nuleidžiam savo klubus, ištiesiam savo kairę koją, dešinę ištempiam į viršų, žiūrėkit, įkvepiam, su iškvepimu metam ją į kairę, su kairė ranka spustelim žemyn, o smakras į dešinę. Pečius abu priplojam prie grindų. Pasisukimas tik per stuburo apačią, per klubus, per dubenį. Stengiamės pečių nekelt. Kaip tik juos spausti prie grindų. Su kiekvienu iškvėpimu kairę ranką biškį daugiau gal kojas pustelim prie grindų. Paskutinį kartą čia įkvepiam. Su iškvėpimu dešinė koja grįžta atgal į juostą. Užsikabinam, atidarom pėdas į šonus ir pasiūbuojam, pailsim, pajuntam, kaip kūnas dabar jaučiasi, kaip reaguoja, kaip energijos galbūt. Jeigu jaučiat, kaip jos dabar tas praeina pro kažkur. O gal nepraeina, jeigu nejaučiat. Kelis sykius dar čia įkvepiam ir iškvepiam. Ir dabar išsitraukiam savo kairę koją, lenkiam per kelią ir dedam ant dešinio kelėno. Lenkiam dešinį kelėną, abi dvi rankos apkabina dabar dešinę šlaunį iš galo. Apsikabinimas ir rankus susirakina mūsų pirštai po keliu. Įkvepiam ir su iškvepimu iškeliam klubus. Įkvepiam, su iškvepimu pustelim savo dešinį kelėną kuo arčiau savęs. Ir laikom 5 įkvėpimam, iškvėpimam. Dar 2 įkvėpimai ir iškvėpimai. Presas stiprus. Įkvepiam, su iškvepimu nuleidžiam savo klubus, ištiesiam savo dešinę koją ir ištiesiam į viršų savo kairę. Įkvepiam, su iškvepimu kairė koja eina į dešinę pusę, dešinė ranka spustelim ją dar žemyn, pasisukimas tik tais per klubus, per stuburo apačią, per dubenį, pečiai abudu prie žemės, smakras į kairę, petį virš kairio peties. Gilus įkvėpimas ir su iškvėpimu paleidžiam visą įtampą, kurį jaučiam šiame pratime dabar. Kas laiko, kas tempia, kas sustingia, ką paleisti, ką iškvėpti. Paskutinį kartą giliai įkvepiam. Ir su iškvėpimu kairę koją grįžta atgal. Pamasažuojam savo apatinę nugaros dalį. Man patinka ištempti rankas ir išsiraižyti gerai. Dabar sustojam ties viduriu. Spaudžiam kulnais į juostą, iškeliam klubus, lenkiam kelius ir dabar juostą pasiemam po keliais. Pasiemam po keliais ir alkūnėmis, žiūrėkit į mano alkūnę, ateinam po kritimo liniją. Leidžiam dabar klubam sunkėti. Tegu prailgėja ta dalis nuo kelėno iki klubo. Įkvepiam ir iškvepiam, išsiūbuojam save, savo dubenį, leidžiam išsiūbuoti. Žiūrėkit, atsipalaiduoja visa apatinė nugaros dalis. Ir sustojam. Dabar biškį padirbėsim su pilvo presu. Spaudžiam
smakrą į krūtinę, aktyvus presas. Galima, jeigu kiti klausia, kaip man aktyvuoti presą, galim jį tiesiog įtraukti ir sustiprinti. Suspaudžiam sėdmenis, irgi juos suspaudžiam. Ir pasikeliam rankomis, pasiėmusios juostą, kylam į viršų. Kylam į viršų, ištiesiam kojas ir leidžiam juostai slysti, kol jinai užsikabina už mūsų klubų, už sėdmenų. Žiūrėkit, mūsų presas dabar natūraliai gaudo balansą. Ištempiam kojas, aktyvus sėdmenis ir lenkiamės atgal, kad apsaugot save nuo kritimo. Galima rankas laikyti taip, bet jeigu pasitikit savo presu, tiesiog nuleidžiat koją. Įkvepiam, atidarom plačiai rankas ir kojas, iškvepiam, suvedam. Įkvepiam ir iškvepiam. Įkvepiam ir iškvepiam. Presas kaista. Įkvepiam ir iškvepiam. Dar 2. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Su iškvepimu grįžtam kaip ant supynės. Atsistojam. Paeinam į priekį ir dabar pasiemam abiem rankom, susirandam priekinius kraštus, perlenkiam juostą per pusę ir pasiemam tuos abudu kraštus į priekį. Tada nykščiai eina į juostą, 4 pirštai laisvi, pasistebėm ant galų pirštukų ir atsisėdam. Atsisėdam patogiai, dabar tiesiog leidžiam kojom pailsėti. Tiesiog limfą suaktyvinam. Kaip fainai, kad jos supasi, va tai va. Dar keli įkvėpimai ir iškvėpimai. Dabar žiūrėkit, mums reikia atidaryti savo kelius labai plačiai į šonus. Kuo plačiau ir aukščiau. Įkvepiam, išsitiesinam nugarą, ištempiam savo stuburą, su iškvėpimu sukamės į dešinę ir atidarom rankas į šonus. Nuleidžiam pečius, 5 įkvėpimai, iškvėpimai. Spaudžiam kelius į šoną, į juostą. Pečiai nusileidžia žemyn, stuburas tiesus, nugara tiesi, krūtinė pakelta. Paskutinį kartą čia giliai įkvepiam. Su iškvėpimu, žiūrėkit, mūsų dešinys delnas žiūri atgal, mes su kaire ranka biškį pastumėm tą medžiagą, kad galėtumėm su dešinė ranka pasiekti, apsikabinam savo už nugaros, o su kaire iš priekio. Įkvepiam ir su iškvėpimu pagilinam dar pasisukimą labiau, palaiduojam pečius. Paskutinį kartą giliai įkvepiam, su iškvepimu suglaudžiam kelius, aš paleidžiu visą laiką kairę ranką, tada su alkūne prisilaikau ir nuleidžiu dešinę. Wow, kaip gerai. Visas dešinys petys tiek turėjo darbo. Pailsim. Jeigu norim, pamusukuojam kojam, jeigu ne, sėdim ramiai. Pakartosim dabar šitą patį pratimą, tik pasisukimas bus į kairę. Vėl atidarom kelius plačiai ir į viršų. Įkvepiam, išilginam savo stuburą, atpalaiduojam pečius, su iškvėpimu pasisukam į kairę ir atidarom rankas į šonus. Įkvepiam, su iškvėpimu nuleidžiam pečius žemyn, presas aktyvus, sėdmenis suspaudžiam. Kvepuojam, dar mums 3 įkvėpimai ir iškvėpimai. Paskutinį kartą įkvepiam ir iškvepiam, dabar kairė ranka mum eina už nugaros, aš su dešinė alkūnėm biškį pastumiu medžiagą, kad galėtų kairė ranka pasimti, o su dešinė apsikabinu priekį, įkvepiam ir dabar rankų pagalba aš pagilinu pasisukimą į kairę, smakras virš kairio peties, kelėnai plačiai atidaryti.
Paskutinį kartą čia giliai įkvepiam. Ir su iškvėpimu, ką tu, suglaudžiam kelius ir pailsim. Aš nemanau, kad tu tenais išsėdėsi. Pailsim, biškutėlį leidžiam pečiam atsipalaiduoti, keliam dubenį. Eik. 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 Dabar mes apsikabinam juostą, atsilošiam biškutį į dešinę ir atgal ir mums dabar reikės savo dešinę koją perkelti į kairę. Į kairę už to galinio krašto. Žiūrėkit, kai atsilošiu, iškeliu dešinę koją ir permetu ją į kairę, tada abiem rankom laikausi kuo aukščiau ir pakeliu save. Va tokio flamingo koją. Žiūrėkit, pasitrauk. Su savo dešinė aš užkabinu už kairės ir perkeliu tada vieną ranką, atsiremiu su pečiu ir alkūnė į juostą ir kitą. Su presu iškeliu save, išilginu stuburą, įkvepiam, aš laikau krūtinį iškėlus, bet dabar tik paleisiu klubus. 5 įkvėpimai, iškvėpimai. Paskutinį kartą įkvepiam. Su iškvepimu, žiūrėkit, su dešinė ranka prisilaikau dešinio krašto, su kairė atsilošiu ir saugiai iškeliu savo dešinę koją. Grįžtu į sėdimą poziciją tiesiai, kad mano klubai būtų tiesiai. Iš karto labai pasijunta skirtumas, kaip jaučiasi dešinys klubas, kaip kairys. Dabar atsilošiu į kairę, aš kairę ranką laikausi. Dešinė irgi visą laiką gali būti kaip. Ir atsilošus iškeliu kairę koją, galima su dešinė ranka biškį pastumti ir permetu ją per priekinį kraštą. Dabar rankomis laikausi kuo aukščiau, kad save lengviau būtų kilstelt. Nuleidžiu savo kairę koją ir su dešinė užkabinu, padarau tokią flamingo pozą. Krūtinį iškeliu, tada su viena ranka visą laiką laikausi su viena ranka, niekad nepasileidžiam. Su alkūne ir pečiu ištraukiu ir tiesiog laikausi atsirėmus, išsitiesinu savo pozą, kiek įmanoma. Iškeliu krūtinį, išilginu savo stuburą, įkvepiam ir su iškvepimu laikosi krūtinė iškelta, tik tais nuleidžiam klubus. Dubenį, apatinę nugaros dalį. Dar 2 įkvepimai ir iškvepimai. Tada iškeliu kairę ranką, įkvepiu, laikausi, atsilošiu į kairę, iškeliu savo kairę koją ir atsivedu ją atgal ir išsitiesinu dabar klubus ir pajuntu, kaip šyla, kaip energija per nugaros apačią, per klubus, per dubenį, netgi į kelius jaučiu. Geras pojūtis. Pats laikas dabar apsiversti žemyn galvą. Tai jo toksai, kaip vadinu, perėjimas, kai tau visiškai nereikia atsistoti ant grindų. Apsikabinam juostą ir laikomės priekinių kraštų. Žiūrėkit, mums šitą kraštą galima tiesiog, kad būtų saugu, galima jo net nepatraukti čianais, o tiesiog atidarom savo kelius plačiai, atsilošiam laikydamėsi priekinių kraštų, atsilošiam, nuleidžiam savo galvą krūtinę žemyn, tada keliam iš lėto kojas laikydamasi,
Lenkiam per kelius ir užkabinam. Viskas. Visur švelniai, visur prilaikyta, įsitiesinam nugarą, nuleidžiam savo rankas, alkūnes. Galima savo laikytis už alkūnių, galima rankas atidaryti į šonus, ar delnais į grindis, ar delnais į lubas, čia kaip jums patogiau. Galima pėdas laikyti kartu, galima užkabinti, kaip jaučiate saugiau, taip ir darom, visada klausom savo kūno. Palaiduojam visiškai galvą, sakom taip, ne, galva turi kabėti laisvai, kad ir kaklas lankstelį atsipalaiduotų, išsitemptų. Tiesiog galim biškį savo pamasažuoti čia mūsų konkarežinė liauka. Dabar jinai šiuo metu gauna šviežio kraujo deguonės. Mes ir ją palepinam. Dabar praėjus minutei iš lėto lenkiame, žiūrim savo į bambas, makras prie krūtinės. Žiūrėkit, susirandam kraštus, atidarom, laikomės su kraštu, atidarom kojas į šonus, lenkiam per kelius ir iš lėto atsisėdam. Atsisėdam, užsidengiam būtinai šlaunis ir pailsim. Pailsėti galima, tiesiog rankas laikom. Visą laiką šilkas apkabintas, biškį truputėlį už nugaros ir lenkiamės, leidžiam krūtiniai sunkėti. Leidžiam viskam sugrįžti atgal, kraujas, limfa, visi skysčiai, kurie buvo sutekėję mums į galvą. Dabar grįžta atgal. Leidžiam, stebim savo pėdas, kai jau matom, kad visiškai jos vienodai viskas paraudo, viskas sugrįžo, visi skysčiai, mes iš lėto pakartosim ir šį kartą išbūsime 2 minutės. Vėl keliai plačiai, laikomės už tų kraštų, atsilošiam, visą laiką laikomės ir jaučiam, ar saugu ar ne. Visada apmąstom savo kiekvieną žingsnį. Kai iškeliam kojas į viršų, aš laikydamas už kraštų biškutį juos atlaisvinu kelius, kad geriau susilenktų keliai ir tada išsitiesinu, jeigu reikia, biškį pasitaisau. Viskas. Nuleidžiam rankas, alkūnes, atpalaiduojam visiškai savo apatinę nugaros dalį, sėdmenis, dubenį. Gali pasitraukti, ponas? Aš eteryje, tu čia subinė atkišęs. Aš atsisuksiu į jumis šį kartą. Kaip minėjau, kojos gali būti taip iš šonus, o gali būti pėdos kartu. Svarbiausia galva atsipalaidavus, visas kūnas atsipalaidavus. Leidžiam visiems skysčiam tekėti. Čia mūsų konkorežinė liauka gyvena. Dabar širdžiai nereikia pumpuoti kraujo į smegenis. Smegenis gauna šviežio kraujo, mūsų stuburo slanksteliai vienas po kito išsitempia, daugiau vietos kraujui. Kiekvienas nervas dabar atsipalaidavęs, niekas nespaudžia. Širdies ritmas sulėtėjęs, širdžiai nereikia pumpuoti kraujo į smegenis. Širdis ilsisi. Į mūsų veidą priplūsta daug šviežio kraujo, tai tiesiog antigravitacija, pasipriešinimas. Gravitacija, kai mes stovim visą laiką ant pėdo, ne viskas eina žemyn. Dabar kai pėdos aukštyn,
O viskas žemyn, kraujas, deguonis, visi skysčiai, viskas suplūsta. Galim ištempti kojas. Žiūrėkit, pasidedam delnus ant grindų ir iškeliam savo krūtinę. Ištempiam kojas, įkvepiam ir su iškvepimu nuleidžiam krūtinę, ištiestos rankos. Geras įsitempimas. Čia labai gerai save treniruoti. Stovėti ant rankų. Būtinai pasidedam rankas savo po pečiais, kad maždaug, kai ištiesiam rankas, žiūrėkit, iškeliam save, kad stovėtum grinai. Va, ir tiesiog jaučiam savo svorį. Jeigu norit pabandyti, aišku. Iš lėto smakras. Spaudžiam į krūtinę, žiūrėkit. Žiūrim savo į pilvą. Aš visą laiką susirandu vieną. Kartą kitą atidarau kojas į šonus, tada keliuosi iš lėto. Leidžiu pėdą žemyn. Užsidengiu savo šlaunis. Rankos, žiūrėkit, man už nugaros. Nuleidžiu krūtinę. Ir leidžiu dabar viskam sugrįžti į savo vietas. Jausmas nuostabus. Jeigu mėgstate suptis, galite siūbuoti, pradėti siūbuoti kojom. Įsisupti. Jeigu pamenat vaikystėj supynės, kai įsisupi aukštai, per krūtinę, per širdį pereina tokie jausmai, kaip pakyli ir nukrenti, tokie laimės, tokie priepuoliai. Dėl ko mes eidavom taip suptis ir aukštai įsisupti, nes mes prisigamindavom daug laimės hormonų. Aš parodysiu tokį triuką, kaip neišlipusi, bet čia daugiau pažringentiems. Neišlipusi, vėl nenusileidusi kojoms ant grindų, pereiti į visiškai atsigulti viengubą šilkę. Tai kaip mes lenkiam šilką per pusę, aš to atsisuksiu į jumis. Žiūrėkit, sulenktas šilkas, per pusę, du kraštai man po kelienais visą laiką. Aš apsikabinu dabar, aš paimu vieną kraštą ir nusimausiu kaip kelnes. Žiūrėkit, pakeliu biškį kelius, laikausi, pasilinkiu priekį ir va, išsitraukiu ir pasidarau tokius angelo sparnus. Gražiai atrodo. Atsigulu, matot, užsidengia mano galva ir aš įsikeliu kojas ir ištempiu medžiagą, ištempiu, kad aš visų kūnų galėčiau gulėti juostui. Dabar viską tai parodysiu iš nugaros, jums labai bus viskas aišku. Dabar vėl tą patį padarau, sulenkiu juostą per pusę ir žiūrėkit, du sulenkti kraštai visą laiką eina į priekį. Jie turi būti po keliais. Uždengti mano keliai. Tada aš paimu, atskiriu vieną kraštą, pakeliu kelius ir nusimaunu biškutį. O vienas kraštelis po keliais. Žiūrėkit, kai nusimaunu, tada biškį krūtinę į priekį pakeliu savo sėdmenis ir išsitraukiu. Kai išsitraukiu, pasidarau tokius angelo sparnus, užsidengiu galvą, atsigulu ir įkeliu kojas, ištempiu medžiagą. Ištempiu save per visą savo kūną. Išsiraižau gerai. Taip kaip man patinka. O jūs irgi taip pat galite daryti. Dabar žiūrėkit, aš iškeliu savo kojas. Biškutį pamasažuojam savo pirštus. Atlošiam, žiūrėkit, jas į šonus. Rankos už galvos,
Ir biškutėlį sukinėjam į vieną pusę, dabar į kitą. Dabar biškutį pakratom ir rankas, ir kojas. Mūsų limpa paglostam kojytės. Ir viskas. Ruošiamės šavasanai. Žiūrėkit, užsidedu aš priekinį kraštą ant kojų ir nuleidžiu kojas patogiai į juostą. Rankos gali būti nuleistos man, kaip aš matot, nuleidau už galvos, o galima jas tiesiog sukryžiuoti ir pasidėti patogiai ant krūtinės. Kojos, kaip matot, mano dabar ištiestos, bet jeigu aš atidarysiu kelius į šonus ir sulenksiu, atsipalaiduos biški daugiau mano nugaros apačia. Būtinai pabandykit ir po keletą kartų. Vieną kartą ištiesat ir sulenkit ir pajuskit, kaip jum yra patogiausiai, nes dabar šavasana atsipalaidavimo poza, visaip ją vadina jogai ir jeigu išvertus kažkur skaičiau, tai numirėlio poza, šavasana, tai vos ne mes turime atsipalaiduoti taip giliai, kaip sako, kaip numirėlis, visiškai atsijungti nuo minčių, nuo emocijų, tiesiog grimstam į atsipalaidavimą. Pirmiausiai, aš visada pradedu nuo viršugalvio. Aš netgi pasistengiu atpalaiduoti, kas yra virš mano galvos. Kaktą atpalaiduojam, žandikaulį. Jeigu reikia, labai lengvai prasižiojam, leidžiam gomuriui atsipalaiduoti, tenais yra labai daug įtampos. Mūsų gomurys, mūsų gerklė, tenais viskas yra visą laiką pasiruošę kalbėti, atsakyti teisingai, tenais labai daug visko yra. Atpalaiduojam kaklą, sprandą, pečius. Leidžiam rankom ilsėtis, tos rankelės visą dieną kažką daro. Palaiduojam delnus, riešus, pirštus. Visą nugaros viršutinę dalį, mentis ilsisi. Su kiekvienu iškvėpimu leiskit savo krūtiniai sunkėti. Įsivaizduojam, kad jinai tiesiog grimsta. O kur jinai grimsta? Į save, į savo vidų. Jinai sunkėja. Aptinkam tarp šonkaulių savo saulės rezginį ir atpalaiduojam. Jis ten visą laiką pulsuoja. Tiesiog suminkštinkim tą vietą. Palaiduokim pilvą, nugaros apačią, klubus, sėdmenis, šlaunis, kelius, blauzdas ir pėdas. Visas kūnas jaučiasi visiškai atsipalaidavęs, sunkus. Leiskim savo būti čia ir dabar. Mėgaukimės šiuo momentu. Jeigu mintis pradeda lysti, tiesiog priemam jas, bet paleidžiam. Grįžtam stebėti savo kvėpavimą. Ir mėgauti šio momentu. Vidinė ramybė. Leidžiam savo būti tiek, kiek norisi. Jeigu ir užmigsite, tai viskas labai gerai. Šavasana geriausiai išbūti 10 minučių, bet jeigu norisi ilgiau ir 15 būkit.
5 tai jau čia mažiausiai. Aš jau kadangi eterį nenoriu ištempti tiek ilgai, tai aš tiesiog eisiu prie pabaigos, kai jau kūnas pasiruošęs sugrįžti, tai galima arba įsiraižyti, arba mažais judesėliais pradėti judinti rankų, pirštus, paspaudinėti kumščius, pasukinėti riešus, galbūt lengvai pakratyti. Pajudinam pečius, galvą, klubus, sulenkiam kelius, pakeliam pėdas ir paleidžiam jas iš juostos, tegu jos sunkios pakabo. Kai jau pasiruošę, iškeliam rankas, prisilaikom priekiniu kraštu ir iš lėto atsisėdam. Aš atsisuksiu į jumis. Įkvepiam delnai kartu su iškvėpimu arčiau krūtinės, arčiau širdies. Ačiū labai, kad žiūrėjote. Jeigu patiko, palikite atsiliepimą. Dabar pakviesiu užbaigti su 3 om. Įkvepiam ir iškvepiam pradėsim garsą om. Kai įkvepi, tas garsas eina iš pradžių iš pilvo į krūtinę ir išeina per gerklę ir lūpose vibruoja. Gerai? Ir pradedam, įkvepiam. Namaste. Nusišypsom savo ir padėkojam. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir jeigu patiko, susisiekit su manim, daugiau klasių. Pas mane namų jogioj studijai, o galit sekti mane tiesiog per YouTube arba per Facebooką ir Instagramą.